Marijampolės kolegijos bendruomenė pasitinka 22 rugsėjį. Naujuosius mokslo metus miesto aukštoji mokykla pradeda gerokai ūgtelėjusi. Noriu pasidžiaugti, kad surinkome beveik 1,4 studentų, tai yra apie 13% daugiau negu praėjusiais metais ir jeigu pažvelgti bendrai tendencijas per kolegijos laikotarpį, tai tokį studentų skaičių turėjom tik 2010 metais. Tai šiandieniniai rezultatai mums rodo, kad mes ne tik atsitiesėm, sustiprėjom, bet sėkmingai žengėme tolyn, kurdami kolegijos ateitį. Noriu pasveikinti visą kolegijos bendruomenę, studentus, dėstytojus, mūsų personalą, kuris aptarnauja studijas. Ir norėčiau iš viso pasveikinti visą švietimo bendruomenę Marijampolėje. Palinkėti tų metų, kad jie iš tiesų būtų turiningi, ne tik nerimo, permainų, lūkesčių metai, bet kad jie iš tiesų duotų rezultatus. Šiemet didžiausio stojančiųjų dėmesio sulaukė vaikystės pedagogika. Ją studijuoja beveik 140 studentų. Antroje vietoje socialinis darbas, trečia – informacinių technologijų sistemų ir kibernetinės saugos programa. Išaugusiame studentų būryje ir trečiakursė Vilija, studijuojanti socialinį darbą. Pateisinu visus lūkesčius, aš nedirbu palei šitą specialybę, tik tais, kad esu darbų padėjėja, bet vėliau dirbsiu ir socialinė darbuotoja. Aš labai džiaugiuosi, kad pas mus gal tos teorijos, jos yra, bet mes labiau viską iš praktinės pusės dirbam daugiau. Tai pateisino lūkesčius? Visus atitiko lūkesčius, visus kriterijus ir tikrai labai džiaugiuosi čia studijuodama. Naujieji mokslo metai Marijampolės aukštajai mokyklai bus kupini iššūkių. Vykdant šalies kolegijų pertvarką, Marijampolės kolegiją planuojama prijungti prie Mykolo Romerio universiteto. Iš vienos pusės iš tiesų tai yra nerimas, kad noras, kad viskas pavyktų, kad mes sėkmingai pasirengtume projektą, kad jį galėtume išgyvendinti. Iš kitos pusės kiekvienas pokyčių laikotarpis sudaro galimybės patobulėti. Tai tokiu atveju tikimės, kad iki šių metų pabaigos mes galėsime pasirengti visus reikalingus dokumentus, o nuo kitų metų pradžios palaipsniui jau galėsime pradėti vykdyti jungimosi procesus. Su nauju startu kolegijos studentus ir dėstytojus sveikino Seimo nariai, vietos valdžios atstovai.